iškovota po pratęsimo, kas padėjo išlaikyti tą visą koncentraciją ir pratęsime, tuomet atrodo, kad jau perima iniciatyvą Lietuvos Rytas. Sutikčiau su pirma klausimo dalim, kad fantastiška pergalė būtume tai pabaigę, kai buvo trečiam kėliny. Paskui, aišku, varžovai, taigi pajėgi komanda ir nepasiduos taip. Aišku, perėmė iniciatyvą, bet aš dar labiau džiaugiuosi savo komandai ir vyrais, kurie turi tokį psichologinį stiprumą ir sugebėjo atlaikyti tą nervinę tokią psichinę įtampą. Aš galvoju, kad fizinę pratęsimą tai labai daug. Galvoju, kad toks susiklausimas, galbūt tokia paprastumas, sakysim, paprasčiau žaisti, mažiau klysti. Ir, aišku, žaidėjų sugebėjimo, atsidavimas tiek gynyboje, tiek puolime. Ar nustebino Lietuvos Rytas per pirmosius 3 kėlinius? Komanda tikrai žaidė varganai. Taip. Galvoju, kad buvo vieni iš geresnių tie kėliniai, pirmieji 2 kėliniai ir ypač gynybos prasme, tai džiaugiausi, kad mes taip kartais pakaitaliodavom, bet buvo geras darbas. Pabaigoje Butterfieldas žaidė tiesiog fantastiškai. Butterfieldas esu sakęs jau, kai tik jis atvažiavo, rugsėjo mėnesį. Yra amerikietiškas Macijauskas, tai aš labai džiaugiuosi, kai jis yra mūsų komandai. Treneri, sausio mėnesį Utenoj Juventus nepralaimėjo. Ši pergalė irgi turbūt svarbiausia yra žiūrovams, ar ne turbūt labiausiai sirgaliams ir žiūrovams, kurie šiandien savo kovas kovojo. Be abejo, aš buvau nuėjęs ir pas fanus ir taip žmonėm, ką sutikė, sakau, organizuokim taip, kad visą laiką salė būtų pilna, mes pasistengsim visą laiką taip žaisti. Kautis iki paskutinio lašo, nes iš tikrųjų žaidžiam dėl žiūrovų ir žaidėjam daug smagiau, nors jėgos atleidžia, bet kada tiek žmonių taip energingai palaiko, tai fantastika. Žaisti jiem ir malonu dirbti. Ačiū jiem visiems.